Lietuvoje pavardė Tadeuš Ruževič yra visiškai nežinoma, beveik visai nežinoma. Na, išverstos yra 2 jo eilėraščių rinktinės, bet teatre praktiškai jis nežinomas. Nors Tadeuš Ruževič yra vienas iš didžiausių, tokių svarbiausių, šalia Slavomiro Mrožeko, pokarinės modernistų kartos dramaturgų. Pati estetika, jis kaip įsirašė, kad tai neturi būti nei labai teatrališka, nei labai įspūdinga, atvirkščiai, lyg tai būtų viskas surinkta iš kitų spektaklių garderobo. Gyvename mes tokiam keistame laike, tarsi tarp 2 ribų, tarp 2 karų. Prieš daug metų baigėsi Antrasis pasaulinis karas, kuris ir įkvėpė beje kartoteką. Jo, tokia skaudi patirtis yra labai ryški herojuje, pagrindiniam herojuje. Ir tas tikrai viena iš svarbiausių temų, ta karo trauma. Ir dabar mes gyvenam tarp to tarsi jau pamiršto Antrojo pasaulinio ir dabartinio Rusijos karo Ukrainoje. O pjesė yra iš tikrųjų tokia žmogaus kelionė į save. Tarsi kas ta kartoteka? Kartoteka tai yra jo gyvenimo tokių įvairių paskirų puslapių, prisiminimai, sapnai, vizijos. Jis perkrato visą tą savo gyvenimą ir yra tokioj labai tuščioj kryžkelėj. Beje, herojus, toks negali sakyti herojiškas. Herojus kaip tik pasyvus, herojus toks lendantis į savo kiautą, gulinėjantis lovoje. Ir pjesėje teatro tema yra antikinis choras, atseit antikinis choras, kuris labai rūpinasi tuo, kas vyksta. Beje, pati pjesė vyksta iš tikrųjų teatro scenoje. Tas jo kambarys yra teatro scenoje. Sprendimas atėjo labai iš tokios techninės problemos, nes pas Ruževič parašyta, kad pagrindinis personažas, herojus visą laiką guli lovoje. Ir aš galvoju, jeigu aš Gintaro klausiu, ar gulės laiką? Taip, didesnį laiko dalį gulės. Jeigu jis gulės lovoje, tai kaip jį matys žiūrovai? Jo nemato žiūrovai. Nes kaip jis turi pasisukęs visą spektaklį gulėti veidų į žiūrovus, ar kaip jeigu ant nugaros nesimato, ant šono irgi nesimato. Tai aš sugalvojau tokį praktišką sprendimą, kad žiūrovai visą laiką matytų didžiulį veidrodį, kuriame jisai visą laiką atsispindės lova ir pagrindinis herojus. Atrodo, tas žmogus tiesiog pasimetęs realybėje, pasimetęs ir savo istorijoje, ir ta ateitis labai miglota. Man atrodo, kad tiesiog tai yra šio nesvarbu, kad pjesė tarsi parašyta senokai, bet jinai šiandien vėl naujai, tokia arti mūsų, kažkas tokio. Gal dėl to aktoriai labai kažkaip taip entuziastingai čia kažkaip supranta tą, junta tą. Andrius pirmą, o tu antrą, apie alų. Ir toliau jis laikys tą. Jis kalba ne apie maištą, jis kalba tiesiog apie alų. Niek jūs negirdit. Kaip visada. Alutėje plaukioja mūsų. Apie šią pjesę kalbant, tai labai įdomi pjesė, iš tiesų labai skylanti į daugybę dalių, kaip apšvietimo balta šviesa per stiklo prizmę suskyla į visas įmanomas spalvas. Tai taip ir šitam pastatyme pagrindas, aišku, būtų baltos šviesos, kaip visada prasideda nuo baltos ir manau, kad turėčiau nedėti daug spalvų šitam spektaklyje, nes labai spalvingas yra paties herojaus gyvenimo būdas, atlikimas, bendravimas su visais personažais jie aplankančiais ir tai tokia sudaro tokį didelį klasterį, tokį didelį sąranką. Šiaip ar taip, šviesa apklijuoja, apjungia kaip klijai visą spektaklį, kaip minėjau, yra spektaklio pagrindas, vienas iš pagrindų. Ne visada tiesiogiai bus šviečiama nuo atspindį naudojant būtent tą didžiulį veidrodinį paviršių ir kai kada nemalonūs dalykai gali ištikti žiūrovus, kaip matyti šviesos šaltinį atspindintį nuo veidrodžio.
yra labai daug paskirų scenų ir groteskinių, ir tragikomiškų, ir komiškų. Visą tai stebi tas choras ir kuris sako, taip, laikai didūs, bet žmonės menki. To teatrališkumo įneš lėlės, to sąlygiškumo kažkiek tai be abejo, nes kelios lėlės faktiškai visą spektaklį bus scenoje, keli personažai lėliški. Kai kažkokią medžiagą įminu, tu turi tą personažą ir tada tik galvoji, ką ta lėlė turi daryti. Kažkokius dalykus žinai, o kažkokie ateina kartu su ta medžiaga, kurią statai. Nėra tokių kažkokių taisyklių labai. Visada yra kažkoks išradinėjai kažką naujo. Tai dabar yra lėlės didelės, tai mums reikia kažkaip, kad būtų patogu aktoriui valdyti jas, galbūt kažkur tai prisekti prie kūno, kad patogiau, nes yra ir kojos, ir rankos. Aktorius turi tik 2 rankas. Jeigu valdo vienas tą personažą, tą lėlę. Tai reikia ir galvą, ir kūną tuo pačiu, ir gal ranką kažkur pajudyti, ar koją. Tai vat, toks prisitaikymas, kur kokį kabliuką įdėti, kur kokią rankeną. Mes parinkom nemažai daiktų iš senųjų spektaklių, bet puikius daiktai ir baldai geri. Jo, parinkom kėdės, stalas, beveik visus baldus. Mes nenaudojam scenos aprangos, nenaudojam kulisų galinės uždangos, nenaudojam paskliauščių, reiškia. Viskas atvira, viskas teatras teatre, jo, scenos scenoje. Dažnai nuo scenografijos irgi didelė dalis priklauso, kiek tu ko turi apšviesti ir tiek. Tai jeigu jau gremėzdišką scenoje turit vaizdą, tai savaime aišku, kad jau šviesų irgi bus nemažai. Jeigu turim ekraną ir keletą objektų kaip šitam spektaklė, tai jau diktuoja tokį savotišką minimalizmą. Tai yra scenų įvairių toks, kaip sakiau, koliažas, bet visos jos kyla herojaus galvoje. Kaip prisiminimas, kaip sapnas, kaip mintis. Jis prisimena kažką ir tas personažas ateina. Žodžiu, toks, kaip vėlgi sako vienoj scenoj pats herojus, gerai, padarysiu jums kavos. Šiaip tai neturiu nei kavos, nei puodelių, nei pinigų. Bet tam juk ir yra iš to ir kyla siurrealizmas. Metafizika, sapnų poetika, 2 didelės kavos. Ir iš karto atsiranda padavėjas su 2 didelėm kavom.